Visų pirma, tai motociklas man reiškia laisvę. Kai važiuoji motociklu, jautiesi nepriklausomas, laisvas. Motociklas jau gal nuo 15 metų. Pasirodo, negalėjau net gyventi be jo. Mano gyvenime tai man šiaip asmeniškai daug ką reiškia. Motociklu pradėjau važinėti nuo 16 metų. Tu jauti, matai, girdi, esi ir leki. Kol nepabandai, nesužinai. Visi yra keliautojai. Svajoniai buvo nuo vaikystės. Noras buvo rūšių. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Te padeda mus viešpats dangaus ir žemės kūrėjas, viešpats su jumis ir su tavimi. Grasis Dieve, dėkojame tau, kad mums leidai šiandieną čia šią gražią dieną visiems kartu susirinkti, pagerbti tave, išreikšti tau pagarbą ir dėkingumą už gyvenimą, kurį mums dovanoja, už visas priemonės, kuriomis mes naudojamės. Meldžiu viešpatį ypatingus palaimus šiems žmonėms, kurie važinės su šiomis transporto priemonėmis, saugok juos, kad jie saugiai nuvažiuotų į pasirinktas vietas ir kad būtų nuolat viešpatį tavo globojami per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Laiminu šios motociklus vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ir šios žmonės, kuriais jie važinės ir dabar. Kaip manote, kodėl motociklininkai sugalvojo palaiminti šis priemonės? Manau, kad dalis tik yra jų tikintys turbūt ir nori tokios gal globos, apsaugos, kad saugotų Dievas jų kelionę, nes dažnai atsitinka nelaimės su motociklininkais. Gal dėl to, manau. Ir nežinau, gal kažkokios tokios tradicijos kaip ir nėra labai išvystos pas mus, nes tas priemonės čia nelabai buvo populiarios pas mus kurį laiką. Kaip manote, kybartus jie papuošia ar trukdo kybartiečiams ramiai gyventi? Nežinau, man tai tikrai netrukdo asmeniškai. Gal kad nuošaliai gyvenu, bet manau, kad papuošia, žinot, vis tiek tokia įdomi priemonė. Įdomus toks transportas yra. Žinot, toks susibūrimas kaip bendruomenė, manau, bet tokia bendruomenė, tokiam išmažėjusiam nykstančiam miesteliui, žinot, toks biskį atsigavimas, gal būna daugiau žmonių tuo metu susirenka. Manau, kad papuošia. Gal, žinot,
Negaliu kalbėti už kitus, man asmeniškai tai nepasakyčiau, kad čia labai didelis daug triukšmo. Nežinau, tos transporto priemonės, motociklai, mašinos tokie yra, nežinau, gal tokie kaip vyriškumo tam tikras atsiskleidimas. Jie būrėsi, tai tik atrodo taip galbūt, žinot, tai grėsmingai, gal tą savo vyriškumas labiau išreiškia. Sėdėdamas ant to motociklo, žinot, jam kažkaip taip norisi, žinot, būti vyro. Supratau, o kaip manote, kuo skiriasi čioperistai, kurie vairuoja šitos motociklus nuo britvininkų? Tie sportiniai motociklininkai ir sportiniai motociklai. Nežinau, gal charakterio savybės tam tikros yra, gal labiau jaunystėje norisi nevažinėti su tais sportiniais motociklais, kur tokio greičio. Kaip manote, kodėl vyroja dar tas stereotipas, kad motociklais važinėja tik pikti vyrukai? Nežinau, gal dėl atributikos. Ką jūsų gyvenime reiškia motociklas? Laisvė. Kaip manote, kodėl žmonės motociklistus laiko taisyklių laužytojais? Nežinau, neįsivaizduoju kodėl. Gal yra tų erelių kelių, kuriem neįdomu, galvoja, kad jiem pirmenybė, jie čia landžioja, pralys, jie čia tvarkdariai. Todėl žmonės taip ir galvoja, kad su jais sunkiau. Manau, patys nepatyrė tų ir taip kalba. Saugiai važinėsim ir viskas bus gerai. Kelintą kartą dalyvaujate atidarime ir uždarimuose ir kaip dažnai važinėjate? Tai kiekvieną metą dalyvaujam atidarimą. Tai 10-12 metų kažkur tai. Kaip manote, kuo skiriasi motociklistai, kurie važinėja čioperiais ir britvomis? Man tai kažkaip atrodo, kad vienodai vis tiek tas ir tas važiuoja ant 2 ratų. Vieni gal greičiau su britva važiuoja, su tuo lėčiau. Bet šiaip tai manau tas pats, ten nėra baisiai didelių skirtumų. Kaip manote, ar motociklai ir motociklininkai papuošia kybartus ar trukdo miestiečiams? Ne, manau, kad motociklai visą laiką puošia. Papasakokit, ką jūsų gyvenime reiškia motociklai. Net nežinau, ką pasakyti. Jėga tarp kojų. Motociklas jau gal nuo 15 metų. Pirmas motociklas buvo rusiškas didelis, kur nevaliodavo užkort. Važinėdavom su motoriniais, iš pradžių po to mopedom, paskui mopedas dėdavom galingus variklius Minskų, ten įvairių, ten Dnir. Motociklu pradėjau važinėti nuo 16 metų. Esu, kaip sako, rajone seniausias baikeris. Tai dar vis paglobojam čia internatų vaikelius, nuvažiuojam, paveidžiam tais motociklas, kaip jau būna baigimas mokyklos, tokią šventę surūšėm. Iš ankstiniais teko Neigiami tai daugiau tarp vyresnių žmonių. Tai kurie įsitikinę, kad mes begalviai. Visokių yra. Net nežinau, reikia kybartiečių klausti. Nežinau, stengiasi kažkaip parodyti kybartus, kad motociklas yra ten ne koks baisus dalykas. Gal garsas, gal kas, aš nežinau. Tai, ką žmonės nesupranta, jie bijo dažniausiai. Jeigu bijo, saugojasi. Jeigu saugojasi, kaltina automatiškai. Aišku, smagiau, kai žmonės gerai tai atsižvelgia. Nerodo, kad tu darnus, o normalus žmogus važiuoja. Tie blogi ir geri, nežinau, čia nuo kiekvieno žmogaus šiaip asmeniškai priklauso, nes ir patys vairuotojai automobilių, vieni elgiasi normaliai kelyje, gerbia vienas kitą, o kiti įžūliai vairuoja. Įvairiausiai sveikinasi, dažniausiai, nors užsienį uždrausta iš vis nuo rankenų pakelt ranką,
Bet pas mus hi-fi. Labas ir tiek. Amžius tame nėra skirtumas. Ten nuo vaikų važiuoja iki giliau senatvės žmonių. Pavyzdys Albinas pas mus. Važiuoja ir džiaugiasi. Pirmasis mano motociklas atsirado šiais metais. Aš šiais metais prisijungiau prie šito šaunaus kolektyvo. Mūsų rate šitame, kuriame aš esu, tikrai visi važiuoja pavyzdingai, atsakingai. Motociklai, tvarkingi motociklininkai, elgesys, kultūra yra teigiama. Aš manau, ir įvaizdis miestelių yra teigiamas. Kai važiuoja motociklu, jautiesi nepriklausomas, laisvas, vėjas švilpia. Čioperis buvo mano, netgi sakyčiau, vaikystės svajonė. Vien jų garsas, išvaizda, audiniai drabužiai pačio motociklininko. Mane žavėjo jau nuo labai seniai. Smagu kartais ir vienam išvažiuoti priklausomai nuo nuotaikos. Tiesiog sėdai, važiavai, 14, galbūt keliasdešimt kilometrų, nusiramini, atsigauni. Kelintą kartą dalyvaujat ir kokios nuotaikos jūsų šiandien? Nuotaikos geras, kaip ir oras, o kelintą tai gal trečią jau. Aš antrą. Ir kaip šiandien, kaip? Nežinau, tenka važinėti su giminaičiu, nes maniškis nevažiuoja. Tai šiaip smagu, patogiau negu praeitą kartą. Nuotaikos geros, o antrą kartą važiuoju. Supratau, o kaip manot, ar jūsų, kadangi vyrai antros pusės važinėja, tai ar tai yra tik blogiems berniukams skirtas užsiėmimas ir malonumas? Kas klausimas? Ne, manau. Ne, tikrai ne. Aš irgi manau, kad ne. Taip pat manau, kad ne. Tai kaip manot, ar miestą puošia, ar trukdo miestui motociklininkai? Manau, puošia, labai gražu, kolona, viskas gražu, super. Aš irgi manau, kad puošia. Ką čia daugiau? Sugalvokit savo. Puošia. Jeigu galėtumėt rinktis, kokį motociklą pasirinktumėt važiuoti? Su Britva jau biškį nepatogu, jau nugarai skausta, žiūro, čia į tuos va gražuolis sėdi savo, o kolegės tiesios visos. Vos neatsigulė. Vos neatsigulė, tai jau kažkaip visai gerai, jos ten jaučiasi turbūt geriau nei aš. Aš tai su Kawasaki važiuočiau, šiandien važiavau labai patogu. Kaip jum? Kokį norėtumėt, su kokiu motociklu, kad važiuoti? Ar su Čioperiu, ar Britva? Čioperiu gal. O kodėl? Nežinau, gal patogiau ir greitis mažesnis. O kaip manot, ar skiriasi britvininkai nuo čioperistų?
Manau, jie greitesni gal. Manau, kad nesiskiria. Tai aišku skiriasi greičiu. Kaip manot, ar kybartus puošia motociklininkai, ar jie čia triukšmą tik sukelia, trukdo kitiems žmonėms? Nežinau, iš tikrųjų, čia kiek gyvenu, aš net nemaniau, kad jų čia tiek daug yra, tai gal ir netrukdo iš tikrųjų, nežinau. Puošia, tik pažiūrėkit, kiek čia jų, tada ne visi daro. Kokios emocijos kaip motociklistų, kiek metų važinėjat? 20. Kas jums yra motociklas gyvenime apskritai? Įsivaizduojat save be motociklo? Nu, sunkiai, 4 garaže stovi tai. Supratau. Tai kaip manot, kodėl žmonės laiko motociklininkus taisyklių laužytais, blogais žmogeliukais? Čia, man atrodo, jau tik tai automobilių vairuotojų tokia nuomonė. Tarpusavį ne. Taip, yra, kurie prastai vairuoja, yra, kurie mėgsta greitį, o yra, kurie tik važiuoja. Ir mėgavosi važiavimu, paprasčiausiai. Tie vairal kanų. Oho. Kada stosit valgyti? Tai kai grįšit? Taip, į naumėstį parūkom ir važiuojam į rajoną. Rajone valgysim. Atvykit ir jūs. Ką sakytų? Neoficialu, kalbėkit, ką norit. Čia jūsų laikas. Dabar ne. Ir užsigeriam. Dabar alaus negeriam. Mes nevairuojam, už tai geriam alų. Kai vairuojam, alaus negeriam. Važinėjam blaivūs, tvarkingi, čioperis, tai... Vairavo senelis motociklą, dėdė. Jau aš tą laiką filmavau.
Gerai, aš paklausiu, kaip mane kankysi čia. Saulius nori pasireikšti. Interviu. Na jo, kaip gana mane šildyti. Įsivaizduokit, kad jūs kaip Nomeda Maršėnantės atsėdot, kalbat, Nu, laikyt kaip stikliuką. Taip, stikliuką, gerai. Koks yra čia? Nu viskas sekantis. Tai sėsk, papasakosi, kol kas čia už.